neduoda ramybės man visai. Taip jau paskutinį kartą taip sekundrių dalis reikėjo matuot, kai su Vladu kapuojamės. Tai žodžiu, ir džiugu, bet ir žilų plaukų daugėja. Bet įdomu? Nu kaip, reikia iš savęs paspausti daugiau negu šiaip spaudi. Tai įdomu, bet reikalų šilta mašinai. O prisimeni dar šitos greičio ruožus? Kiek čia kokius 5 metus nevažiavai? Jo, 5 metus nebuvau. Tai jau toks, jau taip, kaip sakyt, konfiguracijas atsimenu, bet jau senokai važiuota, jo. Ačiū. Labą dieną. Sveiki. Kaip sekasi? Viskas gerai, iš tikrųjų, taip. Be streso, be didesnių nuotykių ant kelio. Viskas kaip ir super. Tempo gal šiek tiek trūksta, bet greičiausia daugiau iš manęs, nes sunkiai susitariu su greičių dėžė, nes pakeitėm perdavimą ir aš per daug kartais susižeminu, tada grįžtu. Toks nėra flow važiavime, bet šiaip viskas gerai. Ačiū. Labą dieną. Labas. Kaip važiuoja Škoda? Škoda tai gerai, bet pats užgrybinau, užklimpau dabar atsisakymę, tai žiauri piktas ant savęs. 5 sekundės. Praradau? Ja, gali būti. Nu, teks vis tiek dar kažkaip tai kandžiot. Teks dar vežti. Paspausi? Nu, spaudžiam, šiaip važiuojam gerai, bet sakau, padariau klaidą, neatsileido rankinis ir nesuveikė, žodžiu, mašina ir gavosi, kad išvažiavau iš trajektorijos. Bet gerai, komfortiškai jautiesi? Jo, ja. Be streso, be rizikos? Ne. Hello, Aaron. Hello. How is life? Really good. Fighting with the rats is really fun. A lot of spending a lot of time in the air, no? Yes, especially here on the end, 2 jumps, but this time I went a little bit easy. My friends from Lithuania knew to brake there earlier, but now I also went easy. Okay, thank you. Arai, labą dieną. Labą dieną. Kur žalių pakabinai? Prieš tramplinus abudu. Čiut per greit. Bet šiaip normaliai, be streso? Jo, viskas okei. Bandom greitė. Ar sekasi? Kol kas jau. Labą dieną, Giedriau, kaip nuotaika? Nieko, gerai, jeigu važiuojam, tai gerai. Nu, toks, kažko galim skūstis, bet kiek rizikuojam, tiek turim. Toks, turim gerą aurą viduj. O tai pasiskusgi, vis tiek lietuvis esi. Ne, toks truputį su perdavimais. Nepataikėm. Asfaltinė greičių dešės vidurius, asfaltinis, kur ilgi bėgiai. Tai o čia kaip prilyta minkštas gruntas, nerealio jie netinka. Bet tai smagu ore pabūta, ne? Ore, kai tokie baisus tramplinai, tai nebūna čia ore. Geriau, kur jie tokie netikėti, kur skersa mašina. Čia tai įsibėgėti smėlio krūvą, kalti viršų, pašok neralis. Ačiū. Labą dieną. Ramūnai, kas ten nudilo trupučiuką, Škodos priekis? Dilo vėl. Antras buferis. Vėžės yra jau. Turbūt kontaktavo ir jo. O kaip važiuojasi normaliai? Mes vis greičiau, patys savo progresuojam. Šiaip labai įdomu, labai tiksli mašina. Tikrai subalansuota ir sunku dar vis įsitikinti save, kad tarkim ketvirtus galim važiuoti kartu. Tai adaptacija vyksta, bet labai smailiai. Ačiū. Labą dieną, Vytautai, nudilo priekis. Priekis, manau, čia dažnas nudilimas šitų mašinų, nes jos važiuoja super
gerai provėžusi, o kai super gerai važiuoja ir super laikosi, ratas įsiskečia, tai ir priekiai gyvo. O kaip važiuoji? Vis geriau, vis geriau. Hello, how is going? It's very well, it's going very well. Very fast stages, very technical, but we enjoy it a lot. It's fun, it's fun. A lot of jumps? Yes, a lot of jumps, but yeah, you have to be sensible. You don't want to break the car or your back, but yeah, big jumps, big jumps. Okay? Thank you. Thank you very much. Labą dieną. Labas. Vienių balų kažkur radai? Buvo. Čia prieš tramplinų šitus didžiosius, tai viskas čia gerai. O kaip važiuoji? Normaliai? Jo, normaliai važiuojam savo tempu po biškį atsargiai ir kiek žinių. Bet tai nėra blogas tas tempas. Jo nėra, stengiamės. Oras geras, kol nelyja smagu. Kaip šuoliai? Jo, pirmas buvo abu kartus, vyriškas, o antras tramplinas biškį pasisaugo. Viskas gerai, liuks. Ačiū. Labą dieną. Labą Kaip dieną. važiuojasi? Labai daug akmenų antrų kartų važiuojant, tai tenka biškį prisisaugo. Nuo Slatkės gavai 0,2. Tai vadinas progresuoja. O kaip šitas greičio ruožas? Antrą kartą labai didelės provėžos. Jo, labai didelės akmenys išleidžia, tai čia provėžos gal kaip provėžos, bet akmenys reikia saugos akmenų, nes jie nedovanoja. Bet viskas tvarka? Ne, viskas ok. Linai, kaip važiuojasi? Sunkiai šiandien. Kodėl? Nežinau, kažkaip nelengvas ralis šiaip. Nu tai čia niekada Tai nebuvo po lengva. pertraukos truputėlį toks iššūkis. Čia dabar nukrito ta pripučiama arka, tai Tai tau pamaišė? jo, teko sušėjo, teisėjai stabdė, tai teko stot. Ai, rimtai, bet kompensuot turėtų. Turbūt jo, turėtų. O šiaip viskas gerai? Nu jo, šiaip gerai. Apart to, kad čia prieš tai ruožė 2 ratus vienam ruožė pramušėm, tai teko ant vieną pasikeitėm ant 3 parvažiuoti. Tai nuotikių turim, šiaip, bet gerai viskas. Ačiū. O. Andrėjau, meškiukas padeda? Wow, Meškiukas klausia, padeda? padeda, tik pasikartojo Rokiškio situacija, pas mus vėl pasikalbėjimo įranga stringa, bet mums tai netrukdo. Tai važiuoji taip, išmintinai? Ne, aš girdžiu kas 5 sekundės, ką Anuš sako, bet Bet Anuš rankos gerai atrodo padeda, ne? rodo, padeda tikrai. Rimtai rodžiau. O kas čia buvo? Mariau, ratas kreivas. Jo, traukė lūžo panašu. Lūžo traukė? Nu buvo kreiva, dabar saugojau ir visiškai va taip vairas, tai tikiuosi davažiuosim tą pusę, reikia žiūrėti, kas čia yra. Labą dieną. Labą dieną. Žiūrėk, panašios. Mačiau, ta pati komanda. Klausyk, kaip važiuojasi. Šiaip dabar popiet gerai, gal kad snickersą suvalgiau. Bet žinok, Andrėjus turbūt suvalgė 2, nes įvežė tau 2 sekundės. Aš pasakyčiau, bet prieš kamerą keiktis negalima. Ant tiek, kad net nepatogu. O kaip mašina? Gerai, bet gaila, iš tikrųjų tokios provėžos gilios, nu, žiauru. Tai pasisaugant viskas gerai, bet šiaip smagu labai. Dar kalsi vieną snickersą? Būtinai, gal net 2. Puikiai. 100 metų nemačiau. Tai tiek pat dar važiuosi. Klausyk, o kaip šitie greičio ruožai? Ar mėgaujasi? Realiai tai jo, kaip ir sakiau, per atidarimą kaip ir savo ir mašiną šarnyvus pramankštinti, bet antrą kartą jau važiuoti jau ne kaifas. Pirmą kartą gerai, antrą kartą jau darbas. Bet šiaip viskas tvarkoja, ne? Super, ypač šturmanas. Labą dieną, Petrai, kaip važiuojasi? Puikiai.
Čia tas dėdė su dalgiu man kažkaip gazdinančiai atrodo. Gali būt. Ar įmais moka varėt? O tu mokė varimais? Tai čia aš ir esu. Bet kol kas ant kelio, ne? Visą tą ant kelio. O kaip greičio ruožai? Nu, patys geriausi. Geresnių tai nėra Lietuvoje. Čia sportininkai antrą kartą važiuodami truputį skundžiasi. Nu, bagiai padaro mum reikalų, kurių mes nemėgstam, bet, nu, reikia visiems vienodai. O kaip šoliukai? Kaip visada. Šoliuojasi. Šuoliuojasi, kaip pavelės. Labadiena. Sakė, šturmanas tik tai naudojo rusišką leksiką, bet pabandysiu išversti. Sakė, oho, wow, kaip šveitė. Bet mašina visa, su visom detalėm. Jo, tai čia Rally 3 galima šokinėti čia, ne bėda. O kaip važiuojasi? Vakar karaoke vakaras buvo labai ilgas, tai šiandien kažkaip tai sunkiau rally važiuojasi. Šturmanui užkimo labai balsas. Ai, nes tavo tai visai neužkimęs. Ne, aš tai šturmanas daugiau dainavo negu aš.